Ar kada susimastėte, ką veikia geriausi duomenų analitikai? Na, pasirodo, didžiąją laiko dalį jie praleidžia ne ieškodami genialių įžvalgų, o tiesiog ieškodami duomenų. Būtent apie tai ir pakalbėsime. Pažiūrėsime, kaip viena įmonė, Kolesa Group, nusprendė, kad taip tęstis nebegali ir sukūrė savo dirbtinio intelekto agentą. Taigi, tai yra Querylaito gimimo istorija. Viskas prasideda nuo to, ką galima būtų pavadinti analitiko dilema. Ir tas skaičius tiesiog stulbinantis. Net 80%. Pagalvokime, ką tai reiškia. Didžioji dalis brangaus analitikų laiko iššvaistoma ne vertės kūrimui, o, tiesiog varginančiai paieškoj. Tai yra milžiniškas stabdis verslui, ypač kai nuolat atsiranda skubios vienkartinės užklausos. Na ir natūraliai kyla klausimas, o kas jeigu visą šį juodą, monotonišką darbą galėtų perimti dirbtinis intelektas? Žinote, užuot tiesiog samdžius dar daugiau žmonių tam pačiam varginančiam darbui, atsirado kur kas protingesnė idėja – sukurti įrankį. Įrankį, kuris išlaisvintų žmones ir leistų jiems užsiimti tuo, kas tikrai svarbu – strategija. Ir štai iš tos vizijos gimė Querymate. Ir čia labai svarbu suprasti, tai tikrai ne koks nors paprastas pokalbių robotas. Ne, tai visavertis dirbtinio intelekto agentas. Pagalvokime apie jį kaip apie įrankį, turintį tiesioginę prieigą prie visų įmonės smegonų, jos duomenų bazų, kodavimo standartų, visų vidinių žinių. Gerai, taigi kelionė prasideda. Ir pirmasis, pats svarbiausias etapas – suteikti dirbtiniam intelektui žinių. Nes reikia suprasti, kad įprastas kalbos modelis ištrauktas iš dėžutės yra tarsi tuščias lapas. Jis absoliučiai nieko nenutuokia apie specifinį unikalų įmonės vidinį pasaulį. Ir tai, patikėkite, yra milžiniška kliūtis. Juk kalbame ne apie 10 ar 100, o apie daugiau nei 3000 skirtingų duomenų šaltinių. Joks standartinis modelis niekada, tiesiog niekada neatspėtų, kurioje lentelėje ieškoti informacijos apie, sakykime, aktyvius vartotojus. Bet koks jo sugeneruotas kodas būtų, tiesiog bevertis. Ir būtent čia į žaidimą įeina technologija vadinama RAG. Ji labai paprastai, tai veikia tarsi duotume dirbtiniam intelektui paruoštukę prieš egzaminą. Prieš atsakinti bet kokį klausimą, sistema pirma pati susiranda visą reikalingą informaciją įmonės viduje ir paduoda ją modeliui. Sako, štai čia yra kontekstas, dabar atsakyk. Taigi, pirmasis raidžių sistemos įrankis buvo pavadintas katalogo paieška. Iš esmės, tai lik privatus Google's, sukurtas specialiai dirbtiniam intelektui. Procesas, tiesą sakant, gana logiškas. Pirma, paimami visi duomenų aprašymai ir suskaidomi į mažesnes lengviau suvirškinamas dalis. Tada tekstas paverčiamas skaičiais, vektoriais, tam, kad kompiuteris galėtų ieškoti ne pagal žodžius, o pagal prasmę. Na ir galiausiai sistema pagal tą prasmę ir atranda pačius tinkamiausius duomenų šaltinius užklausai atsakyti. Bet, kaip dažnai būna, ne viskas taip paprasta. Labai greitai išlindo nauja bėda. Pasirodo, pirmoji paieškos versija kartais grąžindavo semantiškai panašius, bet neteisingus rezultatus. Ir tada dirbtinis intelektas pradėdavo, tiesiog haliucinuoti, išsigalvoti duomenų stulpelius, kurių iš tikrųjų net nėra. Ir sprendimas čia, tiesą sakant, yra genialus savo paprastumu. Tiesiog buvo pridėtas dar vienas sluoksnis, vadinamasis rerankeris. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbi pamoka, kuriant bet kokį dirbtinį intelektą. Pirminiai rezultatai beveik niekada nebūna tobuli. Tikroji magija dažnai slypi tame protingame antrame patikrinimo sluoksnyje, kuris viską filtruoja ir dirbtiniam intelektui paduoda tik pačią geriausią informaciją. Gerai, judam toliau. Antrasis iššūkis. Dabar mūsų dirbtinis intelektas jau turi žinių, bet jam dar reikia gebėjimo veikti. Ir svarbiausia atsiminti. Nes matote, viena yra žinoti, kur guli duomenys, bet visai kas kita mokėti parašyti teisingą kodą, kad juos iš ten paimtum. Problema čia tokia. Standartinis dirbtinio intelekto modelis rašo kodą taip, kaip išmoko iš viso interneto. Bet juk kiekviena didesnė įmonė turi savo taisyklės, savo vidinės bibliotekas, savo kodavimo stilių. Tai tarsi prašytume žmogaus, kuris moka bendriną anglų kalbą, parašyti tekstą kokiu nors specifišku škotišku dialektu. Tiesiog neveiks. Sugeneruotas kodas įmonės aplinkoje būtų nenaudingas. Koks sprendimas? Ogi sukurti dar 2 specializuotus įrankius. Vienas iš jų ieško gerų kodo pavyzdžių pačios įmonės koduotėje, o kitas skaito vidinę dokumentaciją, kad išsiaiškintų, kaip naudoti nestandartinės bibliotekas. Iš esmės, agentas buvo išmokytas kalbėti vietiniu kodo dialektu. Ir čia susidurėme su dar viena klasinė dirbtinio intelekto problema – auksinės žuvelės atmintimi.
Be specialaus mechanizmo modelis tiesiog neatsimena, kas buvo pasakyta vos prieš akimirką. Šis palyginimas ekrane puikiai parodo, kaip atminties pridėjimas paverčia įrankį iš paprasto atsakinėtojo į tikrą pašnekovą, su kuriuo galima tęsti pokalbį. O sprendimas čia buvo sukurti sudėtingą 3 dalių atminties sistemą. Pirma dalis – paprasta pokalbių istorija, kad agentas žinotų, apie ką kalbama. Antra – funkcijos istorija. Tai reiškia, kad jis atsimena, ką jau padarė ir nekartoja to pačio darbo 2 kartus. Na ir trečia – ilgalaikė atmintis, kuris saugo faktus apie vartotoją ir jo pageidavimus. Visi šie 3 sluoksniai kartu ir sukuria tą tikrą nuoseklų pokalbį. Ir atrodo, kad jau beveik finišo tiesioji. Agentas žino, kur ieškoti informacijos, moka rašyti kodą pagal vidinės taisyklės, atsimena visą pokalbį, bet jam trūksta vieno dalyko – rankų. Jis vis dar negali pats paleisti savo parašyto kodo ir pamatyti, ar jis veikia. Šiai problemai išspręsti buvo sukurta saugi vykdymo aplinka, arba, kaip ją vadina programuotojai, smėlio dėžė. Jis suteikia agentui galimybę paleisti savo kodą ir pasiekti visus reikalingus įrankius, bet tuo pačiu yra visiškai izoliuota, kad netyčia nepridarytų žalos. O pati šauniausia dalis – jeigu kodas neveikia, agentas gauna klaidos pranešimą ir bando pats save pataisyti. Jis mokosi iš savo klaidų. Gerai, o dabar, manau, pati įdomiausia dalis – rezultatai. Pažiūrėkime, kaip šis pilnai sukonstruotas agentas veikia jau nebe laboratorijoje, o realiame pasaulyje. Šiuo metu QueryMate naudojamas 3 pagrindinėmis būdais. Pirma, kaip paprastas pokalbio asistentas greitiems klausimams ir duomenų eksportui. Antra, ir tai jau kur kas įspūdingiau, kaip visiškai automatizuotas įrankis, kuris pats pasiema užduotį iš sistemos, parašo kodą ir pateikia į peržiūrai. Ir trečia, kaip galingas antrasis pilotas, tiesiogiai analitikų darbo aplinkoje. O dabar skaičiai, kurie kalba patys už save. Pirmasis ir ko gero pats įspūdingiausias – net 60% pagreitėjimas atliekant duomenų analizės užduotis. Tai tiesiog milžiniškas efektyvumo šuolis. Bet svarbu ne tik greitis, o ir patikimumas. Jau daugiau nei 800 užduočių buvo sėkmingai atliktos visiškai be žmogaus įsikišimo. Tai tiesiog įrodo, kad sistema veikia ir ją galima pasitikėti. Ir galiausiai tikslumas. 88%. Būtent toks sėkmės rodiklis atliekant tipinės kasdienės analitikų užduotis. Tai rodo, kad agentas yra ne tik greitas, bet ir, tiesiog gerai dirba savo darbą. Bet, žinoma, tai tikrai ne pabaiga. Akivaizdu, kad tai tik pradžia. Sėkmingai įgyvendinus šių projektą, komanda jau žiūri į priekį ir planuoja dar ambicingesnius dalykus. Ateities vizija, tiesą sakant, yra neįtikinai ambicinga. Jau planuojamos sistemos, kur keli specializuoti agentai dirbs kartu kaip viena komanda. Vėliau planuojama išmokyti agentą dirbti ne tik su tekstu, bet ir suprasti bei kurti diagramas ar paveikslėlius, o pats didžiausias ilgalaikis tikslas – sukurti visiškai autonomišką jaunesnįją analitiką. Tokį, kuris pats be jokių nurodymų ieškotų įžvalgų duomenyse. Ir visa tai palieka mus su vienu, bet labai provokuojančiu klausimu. Atsirandant tokioms technologijoms, ar gali būti, kad kitas pasamdytas analitikas iš tiesų bus dirbtinis intelektas? Tai keičia ne tik mūsų požiūrį į duomenis, tai iš esmės keičia paties analitiko vaidmenį ir verčia labai rimtai susimastyti, kaip atrodys ateities duomenų komandos.